Sustok kalbėti, Algirdai! O traktoriau, mano mielasai. Aš jau jaučiu, kad ant šito vlogelio reiktų dėti N18. Girdžiu jūs klausiant, Algirdai, kodėlgi tu toks šlapęs? Ar pas jūs čia lyja, pila, kaip iš kibiro? Lyjo. Negaliu sakyti, kad nelyjo, lyjo. Bet Algirdas dirba, dėl to Algirdą galima gręžti. Dagnė išgręžk Algirdą. O jie to net nenoriu. Čia yra Dagnė. Dagnė sugrįžo. Dagnė pagastroliavo po pasaulį. Dagnė, tiesa, kaip tau man blanas? Labai patiko. Labai. Labai gražu. Nuostabu žmonės eina. Nuostabi kompanija buvo. Ir buvo labai geras atsijungimas 10 dienų nuo viso išorinio pasaulio. Tai labai esu patenkinta savo žygį. Ar žiūrovai gali pamatyti nuotraukų tavo? Turbūt, kad ne. Aš norėjau įdėti į vlogą. Gerai, tada įdėsim vien dėl to, kad Algirdas, ne šiaip Dagnė tokia antisocial. Gerai, pristatyk. Nuotrauka numeris 1. Ką matom? Monplaną ir Neringą. Numeris 2. Ką matom? Labai gražų slėnį. Numeris 3. Ką matom? Baraką. Dagnė išsirinko nuotraukas, bet šiuo metu nežinom, kokios tos nuotraukos. Aš žinau, nes aš konkrečiai sakiausi mintim, kurią įdėti. Tai vat visas 3 ir įdėsiu tada. Tai va, o ką daro Algirdas? Algirdas toliau krušasi. Galiu šitą žodį vartot? Nelabai gražų žodį. Jeigu tavo mama žiūri, tada ne, jeigu nežiūri, tai vartok. Mama užsikišk ausis. Algirdas toliau krušasi su dušu savo už 400 eurų. Toks geras dušas, kad net reikia modifikuoti šiek tiek. Nu tikrai parduodat šūdą už labai didelę pinigų sumą. Ir nepaisant to, kad tikrai gražiai sureagavo į mūsų atsiliepimą, nes surašiau visus kaip ir nusiskundimus ir net atsiuntė pakaitinę lentą, kuri sulūžo. Bet, bet kuriuo atveju tai nekeičia esmės, kad tai yra šūdas. Tai va, tai dabar gavom be pakaitinės lentos dar tokias sutvirtinimo lentas. Ir nusprendėm padaryti truputį pagrindą jam normalesnį, tai kad čia iki nakties vargom su tuo dušu, nieko nefilmavau, šiandien iš pat ryto toliau vargstam. Tai pripylėm akmenų, ten pabandėm išlyginti, kiek mums išsilygino ir dabar su tom lentom nusipjoviau, tai pabandysiu sutvirtinti ir tada gal jau stovės ir bus. Ateikite, ponios ir ponai. Štai, priklojom akmenų, dabar jau čia uždengtos lentos, tai nelabai matosi. Bet ten, patikėkit manim, yra daug akmenų. Ir turime, nusipirkom iš senukų, ne iš senukų, iš Moki veži, skaldos. Nusipirkom skaldos. Oi, atplėštas maišas. Štai, turime 6 maišus po 25 kg. Dagnė sakė, kam tau tiek daug tos skaldos? Ir dabar nevelnė, neužtenka jos. Tai dabar pabandysim apipilti tiesiog aplinkui, kad atrodytų gražiai. O akmenys atliks funkciją tiesiog žolių stabdymo. Aš tiesą pasakius abejoju, kad jie labai sustabdys, nes čia tie akmenys buvo ir ta žolė ten ko puikiausiai augo. Tai jo, tai aš jaučiu, kad čia truputį bergždžias darbas. Matot, kiek akmenukų prigrūsta? Matot? Ir mintis, nes jie mums siūlė prikalt šitas lentas prie šitos lentos. Tai jo, jie mums pasiūlė prikalt, bet man nepatinka šita mintis, nes tai reiškia tos vietos, kur bus prikalta, vienas dalykas, tai bus sunku tada išimti dėtas lenteles, kitas dalykas, tai per jas skverbsis tada drėgmė ir ten viskas vėl brinks pus ir panašiai. Nors gal nelabai. Nežinau iš tikrųjų, neapsisprendžiu. Anyway, tai kol kas tiesiog su akmenukais paremiam, įkišam šitą, o tai prakišam
ir jį paremsim akmenukais iš apačios. Tai jisai realiai atliks tą pačią funkciją, kaip kad atliktų, jeigu jis būtų prikaltas. Nu, prikaltas būtų točniau, ne, sakiau, šito žodžio nevartosiu, kaip tiksliau, teisingiau, turbūt teisingiau būtų. Tai va, šašiu, tokios takelės dar ne, jau mane keikia, nes jai nusibodo filmuoti, o aš šneku nesąmonės. Ir irgi, va, prašau, lenta. Kas tai, blin? Nu, tipo, nu, tokia, nu, kokybė, kur, jo, papa, sakuota, limpa, nu, tipo, nu, blin. Kita pusė kažkokios snargliais išterliota, nu, gal čia jau aš išterliojau. Bet vis tiek. Tai va. Nu ką, sudėjau ir šiaip dabar tikrai stabiliai laikosi. Aš norėčiau pritvirtinti su plaktuku arba su suktuku tam, kad jos nevaikštytų, bet Agnė sako, neapsijimk ir neapsisunkink. Tai turbūt taip ir padarysim. Tiesiog paramstysim akmenukais. O kai jau nukris, tai nukris. Tai tada taisysim. Ne, bet realybėje kažkada gali tekti išardyti šitą dušą, tai bus paprasčiau taip. Ir aš manau, kad žiemą vis tiek įnešim į namelį. Nu, lentas tai išnešim šitą karkasą, tai jaučiu galim palikti. Problema šitos sistemos yra ta, kad neina atitaikyti normaliai aukščio, nes rėmas yra aukščiau negu šitas, ant ko pasideda lentutės. Tai gaunasi, tai jeigu šitą pakišė, jisai šiek tiek iškelia lentutės ir tada jos va tai va vaikšto. Kai kurios. Tai va tai turi būti labai pataikytas aukštas, nu žodžiu. Vargo vakarienė, galiu pasakyti tiek. Paskutinė lenta. Tadam, su kokiam skiriam. Gal čia tokias stiprus skirias. Oho, ant... Nu, come on, nu rimtai. Are you fucking kidding me, nu? Įdėjo lentą, nu jūs pažiūrėkit, seriously. Oho. Tiesiog fancy. Paskutinė ceremonijos dalis. Uždėti baką. Tam yra reikalingi pagaliai. Kadangi bakas parduodamas nesuderinamas su šituo dušu. Koks rezultatas? Na, aš manau, kad geresnis negu kad buvo galima tikėtis. Galbūt šiek tiek stabiliau dabar stovės. Ne taip tos lentos turėtų linkti. Atrodo man visai gražiai su ta skalda. Tik tai tiek, kad pagalvojom, faktas, kad nei tie skalda, nei tie akmenys nesustabdys tų žolių. Gal kažkiek pristabdys. Bet esmė ta, kad dabar, kai to žolės pradės augt, tai gausis tu su trimeriu, kai eini, tai visa skalda bus į visas pusės. Tai klausimas, ar nepadarėm didesnės bėdos iš vietoj to, kas buvo, bet labai tikiuosi, kad ne. Kol kas rezultatas, sakau, kol kas
patenkinamas, apart to, kad, ta prasme, tas visas dušas kreivas šleivas, tai čia jau kita kalba, bet tai, ką galėjom padaryti, tai man atrodo, kad padarėm pakankamai pusėtinai. Mūsų šiandienos standartas buvo padaryti pakankamai pusėtinai ir manau, kad taip mes ir padarėm. Pakankamai pusėtinai. Tai vat, jeigu ką, mes su Dagne esame pasiruošę padėti ir jums įsirengti jūsų kreivą šleivą lauko dušą ir jisai garantuotai bus padarytas pakankamai patenkinamai. Ar kaip aš ten sakiau? Pakankamai pusėtinai. Pakankamai pusėtinai bus padarytas. Dagnei į delną įkando bimbalas. Tuo metu, kai jinai filmavo, čia buvo tas sujudėjimas, būtent tas momentas, kai bimbalas jai gėlė, o jinai visais būdais bandė atsipurti. Dagnė dabar rodo man didelę, sakys, nustok kalbėti, Algirdai! Gerai, viskas. Dagnė sakė, reikia prieiti prie traktoriaus ir jį apsikabinti, kad parodyti ją meilės. O traktoriau, mano mielasai, kaip aš tave myliu. Teisybės dėliai, aš manau, kad jinai turėjo omenyje šiek tiek kitokį parodymą meilės. Jį reikėtų sutepti. Jeigu kas nors atsimenat, aš kažkada bandžiau sutepti žoliapjovę, tai tą patį reikėtų padaryti ir su traktorium. Bet aš įsigijau naujo tepalo, nes paaiškėjo, kad ten to tepalo nebuvo. Pistoletas bus tas pats. Tai bandysime papildyti pistoletą naujų tepalų ir tada praeiti sutepimo taškus ir pabandyti jį sutepti. Mes turėtumėm atsukti šitą berods datnę pirmiausiai ištraukti. Sprandžinka visa susimavusi. Gal nereikėjo jo ištraukti? Gal jisai sugrįžti nenori. Drama, kurios jūs nematot. Gerai. Pavyko užsukti atgal, ten kažkokia sprandžinka yra. Ištraukti. Čia realiai turėtų įsistatyti, bet čia nieks neįstatyta. Nes kiek aš internete tiesiog žiūrėjau, aš aišku pats tikrai nieko nesuprantu ir nežinau. Bet tiesiog su visu šitu įkiša į vidų. Ane? Va. Bankšt. Tai va įlenda. Šitą atidaro. Bankšt. Atidaro. Aha. Atidaryt atidaro, bet pas mane šitas tai neįlys. Vaikeliuk, palauk. Šita dalis atsisuka. Ok. Pradedu suprast. Atvirkščiai. Bankšt, ne? Šitas įlenda taip. Vaikeliuk, mes čia jau kažką pagaunam. Dabar šitas realiai turi įsistumti. O tai, bet tai jis vis tiek negali įsistumti. Čia rimtai per jėgą taip? Gerai, aš sustabdau ir bandau išsiaiškinti, ką čia reikia padaryti. Atrodo, kažkas pavyko. Atrodo, pavyko įsukti. O, snarglys išlindo! Snarglys! Nu gerai, nu tai gal čia taip ir turi būti. Tada kaip sliekas. Tokie sliekiukai vat išlenda. Mėly žiūrovai, jūs išsijungėte. Jūs tiesiog mes antiek nuobodžiai, aš su jumis bendravau, kad jūs išsijungėte. Iš tikrųjų tai kortelė pasibaigė, bet kol nukraudinėjom kortelę, išsiaiškinom, kokie taškai turi būti sutepti. Turbūt išsiaiškinom, tai pabandykime. Pirmąjį, čia vat kažkoks tai lygtais yra taškelis ten giliai, Dagnė turbūt nesufokusuos jo. Tai pabandau prisijungti prie jo. Ar neišskrisi į kosmosą, kai prisijungsi? Nu, labai tikėčiausi, kad ne. Nu, nes turim problemą, iš tikrųjų galiu pasakyti. Va, yra pavaizduota, kad čia sutepimo yra taškas. Tas pats yra pažymėta instrukcijoje. Bet ką čia tepti, absoliučiai neaišku. Išžiūrėjom visus įmanomus variantus. Šitas atrodė kaip ir tai, bet, nu ne, ant jo nesimauna.
Nu gerai, eikime prie tų taškų, kurie tikrai žinom. Taip, 2 taškeliai. 2 taškeliai. Pabandau prisijungti prie šito taškelio. O, prie šito sukonektina. Ir dabar ką darau? Op. Op. Nu, dar vieną. O, jau sunkiai lenda. Nu, tai neforsuokim. Ir aš girdžiu jūs sakant, Algirdai, koks įdomus kontentas, parodyk, ką dar galima sutepti ant traktoriaus. Aš tikrai žinau, kad šituos 3 taškelius reikia. Reikia vyrai sutepti. Taškelius, žinokit, visada reikia sutepti. Ir nepamirštam vyrai ištraukti. Jeigu tau taip ir gyvenime. Gyvenime yra svarbiau įkišti, ant traktoriaus svarbiau yra ištraukti. Aš jau jaučiu, kad ant šito vlogelio reiktų dėti N18. Nors šiaip jau, Dagne, tavo žiniai, šiuolaikinis jaunimas tau papasakotų tokių dalykų, kokių tu, man atrodo, net negirdėjus ir nesapnavus. Nesijaudink tu irgi. Aš esu prie jaunimo. Aš esu apsišvietęs jaunimas. Aš lankausi YouTube. Nu, šiaip jau šiais laikais su YouTube žinau, kad jaunimo nepaimsi, jau turėtume eiti į TikToką. Jau visi šustri jaunikaičiai. Jeigu nori turėti šiek tiek rizų, tai jau eini į TikToką. TikTok'e. Neatsipirgus atėjau važiuoti, kas čia vyksta. Riza. Malais to liežuvį ir nieko nedirba. O tu Dagne, žinai, kas yra rizas? Ne. Nu, žinok, jeigu reikia paaiškinti, 4 gal. Dar? Oi, ne, jau eina per šūnus. Jau eina per šūnus. Kas yra rizas? Nu, žinokit, paaiškinti tai nelabai pats galiu, bet aš žinau, kas yra rizas. Rizas esu aš. Nu gerai, nuklausykit, traktoriukas kaip naujas, manau. Dabar jau tik tai Dagnę įsodinam ir į trasą mulčiuoti, viską čia reiškia. Viskas, lėkiam į laukus. Jau dabar kaip Dagnyta atsisės, tai žinokit, vien medžiai, ta prasme, į šūnus šokinės. Visi užsimulčiuos patys, ta prasme, užteks tik Dagnę pasodinti traktorių ir jie visi užsimulčiuos patys. O. Jo, pradėjo pilt lietus, taip kad mulčiavimas baigtas, bet pabaigėm tas eilės, kurias ir norėjom pabaigti, tai labai gerai gavosi. Aišku, galėjom dar padaryti, bet... Daug būtume dar padarę, dar visas vakaras likęs. Bet dabar mes prisėskime ir pasimėgaukime gražių vaizdų, kaip lyja. Telpu į kamerą, vaikai. Mėlieji, taratatautiečiai. Jūs matėt, ką man reikia pakęst? Aš nesuprantu. Man nuoširdžiai nuvažiavo stogas. Kas jam šiandien darosi, aš neįsivaizduoju. Kad aš tokia būnu, tai suprantu, bet kad jis toks būna. Bet kad 40-metis taip elgtųsi, dar ne 40-metis. Šiandien sakė be 5 minučių, jau 40. Nu jau tikrai be 5 minučių. Taip ir yra. Ar žinote, kada yra Algirdo gimtadienis? Tam, kuris pasakys datą, padovanosim 1 riešutą. Lygiai 1, nedaugiau. Bet galit parašyti komentarus, aš apsidžiaugsiu, jeigu jūs atsimenat, kada aš švenčiu savo šventę. Iš tikrųjų, šiais metais tai bus vakarėlis, 40, jūs įsivaizduojat, ant kiek nusenęs. Karočią, plikė praplikus, tai yra galva praplikus. Aš Dagniai sakiau, nedrįsk manęs filmuoti taip, kad matytųsi mano plikė. Tai dabar aš tiesiai į kamerą sakau, viskas, hebra, plikė ant galvos, jūs šaipykitės, nesišaipę, nuplikė, nieko nepadarysi. Tai neužretušuosi kiekvieno kadro.
O tai kitaip išeis ne po vieną vlogą per savaitę, o po vieną vlogą per metus. Po vieną filmą. Taip. Tai va, tai žodžiu, tai tokia ta mūsų dienelė, mėly taratata tautiečiai. ir tuo mes šiandieną ir užbaigėme. Gavosi tokia visai smagi dienelė, apart to, kad nusivariau kaip negyvas arklys. Kaip nusivaro negyvi arkliai. Nesusidūrus. Negyvai nusivaro negyvi arkliai. Kai mėlyjeji taratata tautiečiai. Iš kur man šitas? Kas tau yra su taratata? Jis dar prieš filmuojant man liepė išmokti tą frazę ir mane kankino, kol aš pasakiau taratata tautiečiai. Taip. Mėlieji. Taip, mėlieji, jie mėly. Aš žinau, aš atsimenu, iš kažkokio žiauriai seno įrašo. Ta prasme, aš atsimenu, tarp kitko, ne pas ką nors kitką, o pas Bružas. Bružas, taip, pas Audrių Bružą namuose. Šita kasetė buvo. Aš tą kasetę iš jo namų ištraukiau. Nežinau, gal pavogiau. Gal ir taip. Nesakyk garsiai. Dabar jau vis tiek praėjęs senaties terminas nebegali apkaltinti manęs. Tai va, ir ten buvo kažkokia tai sena daina, remixas, kažkoks šūdas, bet aš atsimenu tą, vat, man antiek įlindo į mano mažo vaiko galvą tas mėlieji taratata tautiečiai. Mane taip bėsino tuo metu, kodėl aš klausiau, nežinau, neįsivaizduoju. Tai va, ir vat man dabar išlindo tai. Anyway, tikrai pabaigime ties šituo momentu. Jau išnega su jumis, nes man jau per daug. Pabaigime jau viskas. Aš ir taip nežinau, kaip čia reikės sukarpyti ką nors realistiško. Jeigu Algirdas dar norės, man miegant galės ateiti su jumis pasikalbėti. Žinai, ką aš tau pasakysiu? Aš tau į ausį pasakysiu. Mėlyjeji taratata tautiečiai. Gerai, ate. Iki pasimatymo. Mylim, bučiuojam. Nepamirškit, vienas riešutas laukia kažkurio išrinktojo iš šito ūkio, tai palikit komentarą. Kada šio nuostabojo žmogelio gimtadienis 40 šiais metais? Žiūrėkit, viskas. Cut.